filmas Neregių žemė atsirado pačioje mano kūrybinio kelio pradžioje ir man buvo, kaip visiškai jaunam, tik atėjusiam į kiną autoriui, man buvo visiškai neįdomu daryti kažką, ką galima būtų nufilmuoti paprastai. Tokių paprastų, lengvų kelių visiškai nesinorėjo. Norėjusi priešingai nufilmuoti tai, kas yra nematoma, negirdima, neapčiuopiama, nenufilmuojama. Ar galima peržengti tuos neįmanomumo ribas? Kaip kino priemonėmis papasakoti, perduoti tą jausmą, be žodžių papasakoti apie nematomą neregių pasaulį. Mes mokėmės filmuoti tuo metu, reiškia. Nei Audrius nemokėjo filmuoti, nei aš. Reiškia, ir tas buvo, iš vienos pusės tai buvo lyg ir trūkumas turėtų būti, bet iš kitos pusės tai buvo didelis privalumas, nes tai suteikia tokį nepaprastą atsakomybės jausmą ir tuo pačiu laisvę, nes nesi suvaržytas kanonų įvairių ir kitokių dalykų, kurie trukdo. Laikas sutapo, reiškia, su filmavimo, ne tik su neregių filmavimu, bet ir su visos epochos kaitos, reiškia, pradžia. Ir atsirado galimybė filmuoti tai, kas buvo visiškai uždrausta prieš tai. Viena iš turbūt pačių keisčiausių ir paslaptingiausių sričių yra scenarijus dokumentinio kino. Nes yra toks tarsi keistas oksimoronas. Neįmanoma sugalvoti ir išrašyti to, kas įvyks. Tam turi turėti aiškiaregystės dovaną. Bet negali iš kitos pusės eiti ir visiškai be scenarijaus, nes tada klaidžiosi ir blaškysis į visas pusės ir tavo filmas niekur nenueis. Tai yra kažkoksai tarsi tarpinis variantas tarp žinojimo ir nežinojimo. Yra kažkokios tai idėjos, kurias tarsi kaip sniego kamuolį nuo kalno pastumi ir leidi, kad jos pačios jau apsiviniotų, apliptų realybę, transformuotųsi, keistųsi ir galų gali pavirstų to filmu. Tai ne komercinis kinas, reiškia, jis buvo pakankamai laisvas, buvo gairės, reiškia, kurių mes bandėme laikytis. Ir atsiradus herojai, mes sukurdavome, reiškia, kas galėtų ten būti su tuo, kas galėtų būti nufilmuota, ką mes galėtume ištraukti iš to herojaus. Toksai stebėjimo ir šiek tiek organizavimo metodų vyko filmas. Jeigu pastebėdavau kokį nors man įdomų kadrą, reiškia, aš jį nufilmuodavau, kai ką mes suorganizuodavom specialiai, kaip Verutės Čingaitės moters, kurie eina šerti savo ožkyčių nuo savo trobos į tvartelį. Tai, reiškia, toks platus kampas, reiškia, jis buvo suorganizuotas tas kadras, ir jis vaikščiojo pirmyn atgal. Filmuot neregius yra labai keistas toksai dalykas. Štai, kad mes reginčiųjų pasaulyje, vizualinė kultūra, vaizdai yra dalis mūsų pasaulio. Mes matom, mes žiūrim, vaizdai yra mus viso apsupę. Galų gale mes ir mokam, jau žinom, kaip save projektuoti vaizde. Pateikti savo tam tikrą įvaizdį, kurį mes taip reprezentuojam ar kažkaip pateikiam išoriniam tam stebėtojui. Neregiai, aklieji, jie, ir kaip ta mano filmo senutė, jinai niekada nebuvo mačiusi nei kino, nei televizijos. Jinai nežino, ką tai reiškia, kaip save, iš kurios pusės aš geriau atrodau, kaip aš turėčiau ten taip mąsliai žiūrėti, kad atrodyčiau kažkaip, toks reiškia, kad įgaučiau kažkokio išmintingo veido būseną ir panašiai. Tai jie neturi tokių triukų. Jie iš tikrųjų yra tokie, kokie yra. Ir tai, man atrodo, buvo pati didžiausia kažkokia filmo vertybė. Atrodo paradoksalu, bet iš tiesų tas tiesa yra vienas iš pačių sunkiausiai pasiekiamų dalykų dokumentiniam kinui.
norėjosi tiesiog maksimaliai pateikti tą pasaulio grubumo tokio ir tuo pačiu trapumo įspūdį. Tai buvo daroma intuityviai. Aš nežinau, kaip tai padaryti. Aš tiesiog jaučiau, kaip tai padaryti. Ir Audrius turbūt jautė tą patį. Technika, viskas buvo labai paprasta. Jokios video nebuvo, reiškia. Buvo 35 mm juosta, juodai balta. Ir kamera arba konvasas nesinchroninė, arba refleksas, reiškia, kai reikėdavo rašyti garsą. Filmas buvo daromas rankomis, klijuojant tikrai to žodžio prasme. Ir filmuojant, ir paskui montažo metu atpjaunant, atkerpant juostelę, priklijuojant, paskui ieškant to gabaliuko ir pratęsiant tą kadriuką. Toks tarsi viskas apčiuopia. Visiškai apolitiškas, atrodo, filmas buvo kažkaip, lyg ir atrodė kažkaip labai keistas toksai, bet kažkaip tuo metu nesinorėjo kalbėti tai, ką kalba visi. Atsisukimas į žmogų ir nereikšmingą žmogų. Ne kokį nors politikos didelį veikėją, ne kažkokį tai politinį lyderį, ne į kažkokius maštabinius renginius, kažkokias demonstracijas, akcijas ar panašiai, o kažkur kaime gyvenančią niekam nežinomą senutę, senuką, ožkytę. Visiems atrodė ir keista, ir tuo metu kažkaip, sakyčiau, revoliucinga. Tai buvo epochų lūžio metas, reiškia. Tai galima buvo suprasti kaip metaforą tų neregių, kurie iš tikrųjų buvo regintis, reiškia, bet nematė, kas vyksta aplinkui. Tai čia vienas iš didžiausių, reiškia, buvo pasiekimų, reiškia, kad tai suskambėjo pasaulyje. Kad žmonės, kurie visiškai nežinojo nieko apie tą mažą valstybėlę, arba žinojo iškreiptą informaciją, kažkokią pasenusią, staiga pamatė, kad ten irgi yra jaučiantys žmonės. Tuo metu, kai aš gavau Europos kino akademijos tą pagrindinį apdovanojimą, man tai tikrai nereiškia labai daug. Žinoma, tai begai tokio didžiulio džiaugsmo, euforijos momentas, bet aš turiu pasakyti, kad ta pati mintis, kad aš galėsiu toliau daryti filmus, man buvo žymiai reikšmingesnė už bet kokius apdovanojimus. Šitą garbingą apdovanojimą aš parvešiu į mano tėvynę Lietuvą kaip liudijimą, kad esame suprasti, priimti ir įvertinti su savo skausmu, tikėjimu ir viltimis mūsų bendruose namuose Europoje. Man atrodo, Neregių žemėje susiformavo kažkokie tokie patys pagrindiniai, esminiai mano kūrybos principai. Ir ilgi kadrai, ir bežodis kinas, ir dėmesys vaizdui, ir dėmesys nereikšmingiam dalykam, arba kažkokiem dalykam, kurie yra tarsi paraštėje liekantis. Tai man atrodo, tas paskui jau išsivystė ir nuėjo skirtingais keliais, bet kaip kažkokia toks tarsi atspirties taškas, man tas filmas yra pačiam labai brangus.